Šildymo sezonui įsibėgėjus daugiabučių gyventojai dažnai susiduria su ta pačia problema. Vienuose butuose per karšta, kitose trūksta šilumos. Už tinkamą šilumos tiekimą iki kiekvieno buto atsako namo šilumos sistemos prižiūrėtojas. Gyventojai pastebėję, kad jų bute per vėsu, turėtų kreiptis būtent į jį. Prižiūrėtojas gali nustatyti priežastį ir pasirūpinti, kad šiluma name pasiskirstytų tolygiai. Specialistai primena, kad šildymo sezono pradžioje namo šilumos sistemos prižiūrėtojas turi patikrinti vandens temperatūrą šildymo stovų atkarpose, nustatyti nukrypimus, išsiaiškinti priežastis ir jas pašalinti. Jei problemos kyla dėl gyventojų veiksmų, prižiūrėtojas gali nurodyti buto savininkui trūkumus pašalinti. Temperatūrų skirtumus gali lemti ir pastato konstrukcijų būklė. Per laiką stogas, sienos ar parapetai gali pradėti drėkti, o sudrėkusios konstrukcijos praranda šiluminę varžą. Tai ne tik mažina komfortą, bet ir didina bendrą šilumos suvartojimą. Dar viena netolygaus šildymo priežastis - išderinta šildymo sistema. Jis sutrinka dėl užsiorinusių radiatorių, vamzdžiuose susikaupusių nuosėdų, susidėvėjusių droselių ar neveikiančių balansinių vožtuvų. Kartais problemą sukelia ir susilpnėję cirkuliaciniai siurbliai šilumos punktuose. Dažnai šildymo sistemą sutrikdo patys gyventojai. Savavališkai pakeitus radiatorių prijungimo schemą, įrengus galingesnius šildymo prietaisus ar reguliuojant šilumą sistemoje, kuri tam nepritaikyta, sistema išsibalansuoja. Tada vieni butai peršildomi, o kiti lieka šalti. Specialistai pabrėžia, tik atsakinga šilumos punkto priežiūra ir gyventojų sąmoningumas gali užtikrinti, kad šiluma daugiabučiuose būtų paskirstyta tolygiai.